Išsprogus pirmiesiems lapeliams ir laukams apsivilkus pirmą žalią rūbą po žiemos miego, supranti, jau pavasaris. Ir nejučia kažkur giliai, pačiame piečiausiame širdies kamputyje, nubunda keistas jausmas. Sukruta tarsi paukščiukas besirengdamas skrydžiui ir žiūrėk, jau kelia sparnus. Ir tu žmogau, imi pieštuką, lapą ir paleidi savo jausmų skrydžiui poezijos ritmais. Kad būtų drąsiau ir kad žodis skambesnis būtų. Kiekvienais metais Alytaus miesto lietuvių kalbos mokytojai rengia bandomuosius skrydžius poezijos aukštybių link savo auklėtiniams. Šiemet jaunųjų poetų pakilimo taku buvo Švento Benedikto vidurinė mokykla. Skrydžių kompanija Poezijos pavasarėlis 2006. Tenka pripažinti, renginys tikrai įspūdingas ir matyt, pareikalavęs daugybės pastangų ne tik iš mokytojų, bet ir iš mokinių. Ta birželio popietę Švento Benedikto vidurinėje mokykloje būriavus 29 jaunieji poetai su mokytojais, kurie konsultavo ir redagavo jų eiles. Poezijos pavasarėlis jau tradicija tapusi graži pavasario šventė, skirta jauniems žmonėms, kurie nebijo rimais reikšti savo minčių, kuriems kūryba tarsi gyvenimo prieskonis. Švento Benedikto vidurio mokyklos mokiniai jaunųjų poetų eilėms pristatyti surengė improvizacinį pasirodymą ir pilnutėliai salėje žmonių deklamavo būsimų poetų eiles. Ne tik poezija, bet ir šokiai, muzikiniai kūriniai bei dainos džiugino žiūrovų akį, gaivino širdis. Renginį vaidikavo poeto Dainiaus Gintalo pasirodymas. Jis nuoširdžiai pagyrė tuos, kurie kaip ir jis pasaulį džiugina eilėmis. Poetas pripažino, kad tiek daug jausmų, tokių gražių ir atvirų eilių jis seniai nebuvo girdėjęs. Padėkojęs už pakvietimą dalyvauti šventėje, poetas padeklamavo keletą naujausių savo kūrinių. Publika liko sužavėta, o ypač būsimieji poetai, kurių bandymai kurti buvo kaip reikiant įvertinti. Dalyviai gavo Švento Benedikto mokyklos padėkos raštus ir simpatingus suvenyrus. Juos atlydėjusiems mokytojams atiteko gėlės. Ir žinoma, pačiu svarbiausiu akcentu tapo Švento Benedikto mokyklos išleistas Alytaus miesto mokyklų mokinių eilėraščių rinkinys, kur buvo sutalpinti 9 mokyklų mokinių darbai. Knygelę iliustravo Alytaus Švento Benedikto vidurinės mokyklos 7, 8, 12 klasių mokiniai. Knygelę redagavo ir maketavo šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasmutė Balikonienė. Taigi, šiemet taip gražiai skambėjęs poezijos pavasario varpelis Švento Benedikto vidurinėje mokykloje buvo perduotas Vidzgirio viduriniai mokyklai, kur tikimės kitąmet jis dar aiškiau ir garsiau skambėdamas trauks į save vis naujus ir naujus jaunuosius poetus.